Sveiki gyvi. Spėju, jums kyla klausimas, kur aš? Ar aš dingau? Ar aš jau namie? Ar aš jau parvažiavau? Bet deja, aš esu jau prie Kroatijos pajūrio. Pravažiavau didžiąją dalį jau Kroatijos. Liko tik keli šimtai jos. Pravažiavau jau virš 3000 km. Įveikiau šiuos kaldus. Įveikiau jau ir pajūrį. Daug visko buvo, bet spėju jums klausimas, kur dingau. Tai tiesą pasakius, ir tingėjau, ir nenorėjau kurti video, bet principai įsijungė ir aš sugrįžau, kursim toliau. Ir o kaipgi aš čia atsidūriau, tai galite pamatyti čia. Taigi, pravažiavau Serbiją, dabar jau esu ties Kroatijos pasieniu, tikiuosi viskas tvarkoj, pravažiuosim. Na ir ką, kilsime į kalnus. Dabar nusimato daug kalnų, daug įspūdžių, bet manau įveiksim, nieko baisaus. Dar tuo pačiu, prieš tai pravažiavau Novo Vico miestą, atsisveikinau su juo, pravažiavau daug gražių dviračių takų, tai parodysiu ir juos. Na, o dabar keliaukime į Kroatiją. Toliau klipuose matysite upę, tai čia yra Dunojus, jinai labai ilga. Aš ją pirmą kartą pamačiau Vengrijoje, būdamas Budapešte, galvojau atsisveikinau ilgam, bet Serbijoje aš ją vėl sutikau ir jinai man lydėjo net ir pro galą Kroatijos. Tai va, tik pasiekus Graikiją, prasidėjo didžiuliai kalnai, čia tik tais 10%. Laukia dar šiandieną, man atrodo, 16. Bet belenkokie grožiai. Labai gražu. Nu ką, pradedam kankyti su kalnais. Pasidžiaugiam lygumom jau. Tikrai nekaršta, tikrai nesunku, tikrai nėra kalnų. Bet normaliai, važiuojam.
Kroatijoje, apsistojau man šiame Šarengrad miestelyje. Čia puikioje stovyklavietėje, kur savininkas labai puikus, kviečia visus dviratininkus apsistoti, nieko neprašo už tai, tik tais jeigu nori, gali paremti, kuo tik gali. Tai atidaviau viską, ką turėjau Vengrijoje ir Serbijoje, likusios gražos, tai viską atidaviau, nes puikia vieta, šone yra Dunojaus ežeras, tuo pačiu čia yra ir dušai, ir virtuvė, bendras salonas, tai ko tik reikia, viskas yra. Tuo pačiu susitikau kitą dviratininką ir vieną pėstį, kuris su baidarė plaukia per Dunojų. Tai visai įdomi patirtis bus šiandieną, visai smagu, kad čia sustojau, tikrai buvo verta. Taigi šiuo metu esu Slovanski Brodas mieste, už mane teka Savas upė, o už jos jau yra Bosnija ir Hercegovina. Nevažiuosiu į ją, pasiliksiu toliau Kroatijoje, važiuosiu link Zagrebo ir galimai po to leisiuosi žemyn link Splito. Nu bet bus matyta. Čia yra Vukovaro vandens bokštas, kuris senais laikais, kai Serbija bandė užimti šias teritorijas, jį buvo paleista virš 100 sviedinių, tačiau jisai atsilaikė ir liko stovėti. Dėl to jisai naudojamas dažniausiai kroatų kaip patriotizmo ir laisvės simboliu. Taigi, pasiekiau Zagrebą, po kokios yra žiauriai karšta, temperatūra jau šiom dienom siekia beveik 40 laipsnių, tai bet atlaikiau, viskas normaliai, tvarkingai pasiekiau Zagrebą, dabar važiuosiu pas draugus, tenais apsistosiu, pabūsiu kelias dienas, pasidžiaugsiu jų draugyse ir tada jau judėsiu, manau, į apačią, į pajūrį, tai jeigu daugiau nesusitiksim, daugiau nieko neturėsiu ką pasakyti, tai iki kito. Bye bye! Va, ties čia turėjau aš jau ir sukurti naują video. Tikėjausi, kad būdamas su draugais, aš tikrai nenorėsiu būti su jais. Ir tikrai aš kursiu šį video ir leisiu savo laiką mieste, kurdamas šį video. Nu jo, tikrai taip ir buvo.
Tai va, mes jau pasiekėme Zagrebo pabaigą, aš nieko nekūriau ir važiuojam toliau. Kai temperatūra lauke siekia 35, kiekvieną dieną stengiasi būti kuo arčiau ežerų arba eini į muziejus atsivisinti, kaip į šį Nikolo Teslos muziejų. Stengiantis pabėgti nuo karščių, kilau į kalnus link didžiųjų krioklių, kur šiek tiek atvėsu, tačiau prie didelio atvėsimo atsivėrė ir dideli kalnai. Tai buvo visai įdomus kompromisas, tačiau manau, dėl vaizdų tikrai buvo verta. Apžiūrėjus krioklius, pasileidau jau kalnų žemyn, kur atsivėrė berenkokį grožį ir pradėjom judėti link pakrantės.
besileidžiant žemyn, užsukau ir apžiūrėti kalnuose esančių urvų, kurie tęsiasi virš 16 km po žeme. Pagal kas žmonėms yra leistina tik tais eiti porą kilometrų šiais urvais, tačiau net ir šie keli kilometrai buvo žiauriai gražūs ir tikrai verti dėmesio. Štai ir pasiekiau savo didįjį kelionės tikslą Splitą, kur ir apsistojau savaitei pailsėti su draugais, pakeliauti po salas ir gerai praleisti laiką. Sveiki. Taigi pasiekiau Splitą. Šiuo metu esu vienoje iš salų. Šiuo metu esu Bračo saloj. Čia ir apsistojau, pernakvojau šiame paplūdimyje. Šiandieną judėsiu į už manęs esančią salą. Pasidžiaugsiu salomis, pasideginsiu, pasiplaukiusiu. Tikiuosi jau per šią dieną sukursiu video, nes jau senai būta manęs. Bet pagaliau pasiekiau vidurį savo kelionės, jau numyniau 2900 km ir nebevažiuosiu į Graikiją, nes manau tai per ilgai užtruktų, būtų per didelis vertas, dėl to kilsiu į viršų, važiuosiu pro Sloveniją, po to Šveicariją, kilsiu į kalnus, pasigrožėsiu tenais. Ir jau po truputį judėsiu link namų. Tai va, ši kelionė buvo nuostabi. Buvo daug ko išmokta, buvo daug pamatyta. Manau, tikrai vertas iššūkis buvo. Manau, tikrai pasistiprinau save ir tiek fiziškai, tiek psichologiškai. Būdamas vienas, kariaudamas su savimi.
Buvo sunku, tikrai buvo momentų, kur galvojau, ką aš čia veikiu ir kodėl aš taip darau. Bet galutinis tikslas tikrai atpirko viską. Dabar džiaugiuosi ramybę, nebeskaičiuoju jau kilometrų, stengiuosi pasidžiaugti akimirką ir nežinau, kad jau neužilgo judėsime link namų. Tikiuosi, jums patiko šitą kelionę. Šitą kelionę dar vis tiek nesibaigs. Dar bus 2 mėnesiai mano keliavimo atgal, bet pasiekėme vidurį, pasiekėme pajūrį. Na, ir judėsime toliau. Bye bye! Pasiekėme šio video pabaigą. Kaip matote, kuris laikas jau norėjau kurti video, tačiau vis nepavykdavo. Vis tas pats editinimas yra sunkiausia dalis, nes kai esi va tokiose vietose, labai sunku save prisiversti nesėdėti paplūdimy, nesimaudyti, nesigrožėti ar nebendrauti su draugais, o tiesiog editinti. Nes aš šitą visą darau per telefoną, tai šiek tiek užtrunka, tai kartais kai matai tokius vaizdus, tiesiog sakai, fuck it, ir tiesiog nustoji daryti, bet toliau tęsiu. Aišku, buvo gan daug medžiagos, daug ką pasakiau, daug ką parodžiau. Aišku, ne viską, buvo ir problemų, buvo visko, porą kartų tvarkiau dviratį, dar kartą buvo šitas incidentas, bet viskas tvarkoj, kad ir maži sustabdymai, bet važiuojame toliau, viskas normaliai. Čia galite dar pamatyti, ką aš nuvažiavau, kur aš nuvažiavau ir kiek aš jau nuvažiavau.
Nuvažiavau jau virš 3000 km. Kai pasieksiu Kroatijos pabaigą, paskaičiuosiu normaliai, kiek aš nuvažiavęs, bet jau turėtų būti virš 3200, kažkur 300. Na, bet laimingi skaičių neskaičiuoja. Na ir dabar jau turėčiau per 2 dienas pasiekti Kroatijos pasienį. Kai matau šios video, kuriu, kai pabaigiu šalį, tai toliau laukia Slovenija. Tai Slovenija nebus ilga, aišku, bus kalnuota, tai Šakės, man atrodo, didžiausias kalnas, kurį teks įveikti, bus kilometras, tai bus veiklos. Na, o dabar einu, pabaigsiu šį video, jau nedaug liko ir keliausiu toliau link savo kelių. Bye!